draugai, čia aš Darius. Linkėjimai iš Floridos. Atėjo laikas ir man įsukti pirmąjį vlogą, kai kurių jūsų kolegų sportininkų patarimu ir pačio noro. Taigi, šį kartą parodysiu jums vienos didžiausių pasaulyje MMA salių Kill Clip Fight Club užkulisius, knockdown fotosesijos su UFC garsių kovotojų draugu mano Michael Johnson, šiek tiek Floridos vaizdų ir gale pralošiu jums truputėlį UFC kovotojų pasirašytų prizų. Tikiuosi jums patiks ir važiuojam. Him in a race. Degalinėje sutikau žmonės, kurie aukcione nusipirko buvusį Elvio Preslio privatų lėktuvą, kažkokiu būdu jį pavertė į transporto priemonę, užregistravo, padarė legaliu ant kelio ir dabar nuomoja visokiams šventėms ir renginiams. You know what this is, right? Come on, bro. I can see you now. See? New training.
the rules. After that, we finish him off. Maybe he's not down yet 100%, but he's dead. Yeah, finish him off. Send him home. Čia yra kovotojų ir trenerių lounge'us, kur daro prieš didelės kovas UFC, PFL analizę varžovo. Čia pasikartoja judesį, jeigu iš karto reikia, jeigu po ranka kažką greitai. Čia visi žiūri kovas šeštadieniais UFC, daro valgyt, visi kartu renkasi, toks kovotojų kampelis pas mus. Ir iš karto visi. I take you down, he starts getting up. I'm not finished. Relax, start doing. I'm here. We go back to the wall. One guy's working. We go to the wall. Sauna day. Jau metus turime tokią tradiciją, kiekvieną šeštadienį visi kovotojai, net ir iš skirtingų sporto klubų, renkamės toje pačioje pirtyje, kuri priklauso vienam iš mūsų draugų. Darome atsistatymą pirtyse, ledo vonioj, su masažistu, maudomės Atlanto vandenyne, žiūrim kovas, laiką leidžiame kartu ir turime tokį susitarimą, kad pirtyje negalioja nei politika, nei religija, nesvarbu kas tu toks, į ką tu tiki, visi vieno lygio ir vienodai vienas kitą gerbė ir tiesiog laiką leidžia kartu ir bendrauja. Oh, you have a duck. Menace ain't ducking anyone. Everyone ducking Menace. Nobody ducks me. Visai šalia. Pietų Floridoje veiksmas vyksta ne tik ant žemės, bet ir vandenyje. Tai visai atskiras pasaulis. Labai rekomenduočiau, jeigu čia apsilankysite, ar įsinuomoti vandens motociklą, ar prasiplaukti laivu ir pamatyti miestą ir vaizdus visai kitokiu kampu.
tiek, draugai. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikot. Paspauskit like, pasidalinkit, jeigu nesunku. Dabar norėčiau jums pralošti UFC kepurę, pasirašytą vieno iš garsių mano komandos draugų, galbūt Usmano, galbūt Gilbert Burns, galbūt Michael Johnson, o galbūt visų trijų, jeigu pagausim visus tris vienu metu. Taip kad rašykit komentarę žodį Miami ir vieną iš jūsų išrinksiu loterijos būdu ir susisieksiu asmeniškai, perduosim, pasirašys jums su jūsų vardu ir iki kitų kartų.